Jau rytoj Kauno Žalgiris išspręs visus likusius nežinomuosius Eurolygos reguliariajame sezone. O jų kol kas yra labai daug. Kauniečių galimos pozicijos lentelėje svyruoja itin stipriai. Prieš paskutinį mačą su paryžiečiais treneris Tomas Masiulis bando demonstruoti ramybę ir sako, kad į kitas rungtynes darytis neverta. Esą svarbiausia pačių žaidimas. Kai spalio 1 dieną Kauno Žalgiris pergalę startavo šio sezono Eurolygoje, ko gero mažai kas tikėjusi, kad daugiau nei pusmetį trukusi reguliariojo sezono kelionė atrodys būtent taip. Jau rytoj Žalgiris namie baigs reguliariojo sezono batalijas, kaip viena labiausiai šį sezoną nustebinusių Europos komandų. Įveikus Paryžiaus klubą, Žalgiris užtikrintai žengtų į atkrintamąsias kaip viena iš 6 geriausių Europos komandų. Kaip prieš pirmas rungtynės reguliaraus sezono, taip ir prieš paskutinės ir koncentruojamės į save, į varžovą artėjantį ir žinom, kad turim kovo dėl pergalės, siekti ir po to, kai bus, tai bus, taip kad tikrai nieko nežiūriu, manau, tas nusiteikimas toks turi būti visada. Žalgirio situacija kol kas itin neaiški. Teoriškai net įmanoma, kad kauniečiai užimtų netgi 3. vietą ir į atkrintamąsias neštųsi namų pranašumą. Tiesa, tam reikia ne tik pačių pergalės, bet ir konkurentų nesėkmių. Ironiška, bet tarp jų Žalgiriui praverstų ir Šarūno Jasikevičiaus Fenerbahčės nesėkmė prieš Vilerbano klubą. Jei Šaras triumfuos, Žalgiris į 3. vietą tikrai nebekils, net ir laimėjęs prieš Paryžių. O paryžiečiai atvyksta su jauniausiu Eurolygos treneriu. Klubą treniruoti ėmėsi vos 28 metų amžiaus specialistas Julijus Tomasas. Niekad nežiūriu, kiek važiavau trenerių metų. Taip. Nežinau, kiek girdėjau, tikrai jisai didelį darbą darė ir jau prieš 2-3 metus. Žalgiris į šį mačą vėl pardavė visus beveik 15 000 bilietų. Mačas jau rytoj 20 val. Tiesiogiai per TV3.